Išvažinėjom. Oh, hello. Išvažinėjom į mytą, viskas chebra pasiruošė va. Su lėktuvais, bim. Visi ramus. Netraideris.shop. Žodžiu, chebra, jeigu šitam būtent tarpe, kur mes filmuosim vidosą, bus prastas garsas, iškart atsiprašom, mikrofonas kažko numirė ir nežinom dėl ko. Nu ką, mes dabar važiavome į degalinę, kaip tik į Red Bull'o kolega atneša. Not sponsored. Biški irgi patys, aišku, jaudinamės, nes nesam vietiniai, mūsų pasikvietė kaip svečius Majorka Prag. Nuotaikas geras, susirinkom visi pilnai susikooperavome transportus, 5 mašinos. Šita dalis būtent kameroje bus pati įdomiausia. Įdomu, kiek ten jų bus, gal čia. Stavkė. Aš sakau, kad bus 3 mašinų. Kiek tu sakai? Aš sakau, kad bus kokių 5. 5? Aš sakau 3. Nu ką, chebra, tai pajudam į main eventą visos šitos kelionės. Tai bus mūsų susitikimas su Majorka vietinė, tai yra Majorka Prag. Linką Instagram'o palieku čia. Būtinai užsukit, pažiūrėkit, ką jie kelia. Mes dabar vykstam, parodysim, koks ten judesys, nes šiaip iš vaizdo bendro tai turėtų būti insane. Šiandien Praga degs. Vsio, žiūrim toliau. Police reported ahead. Nu va, policija. Ai, nu va. But our organizer is not right here right now because he's maybe came later or something. So Esame tokie biški tolimesniai vietoj, bet va ten, kaip priartins kameristas, tiksliau montuotojas, ten stovi Pau su nežymėta ir su Škoda. Žodžiu, atvažiavo, yra pilna daug gerų mašinų, to eisi pafilmuoti viską. Yra čia chebra pasikūrusi, laukia mūsų laimingai ir to judėsime toliau, duosim judesio ir nusimano tikrai labai geras vakaras. Labai vibas geras, labai čekai draugiški, tai pagarba čekams. Ček, we love you, you are very friendly people. Žodžiu, tai va, iškeičias planas mūsų, nes karočią daug policijos, gal 4 nežymėtas važinėja, 3 žymėtas važinėja aplinkui. Tai su organizatorium kalbėjom, sakė, kad truputėlį turėsim keisti planą, lėksim karočią link užmiesčio, pavažinėsim pradžią iki degalinės, ten pasidarysim fotkų, išgersim kavos, tada lėksim toliau, tada bus dragų ir šėrimo vieta ir vėliau gal dar grįšim į centrą arba ne. Tai žodžiu, važiuosim ir džiazo bus veiksmas. Žodžiu, policijos čia yra biški daug, kažką sustabdė, bet mes toliau važiuosim. Čia kaip Monakė. Žymėta viena. Eik tu, kiek čia mentų turnas. 4 ekipažai. Aš, chebra, kaip myto organizatorius gyvenime tokių dalykų nesu matęs nė karto, kad prie mentų šaudo, šerės, skersi visur eina, mentai lydi. Iš posakio išeina prie pareigūnų. M4 kitai visokiausiai. You're leading us, yeah? They leading us? They are leading us, they are helping us, yeah? Yes. Actually? But they are friendly, yeah? They are friendly, yeah? I don't know, maybe yes. Is it possible to like rev it or better not? Tokios biški informacijos gavom. Čekijoje tokie mytai vyksta su mentų legalia palyda. Jie nebaudoja, jie padeda. Už mūsų važiuoja nežymėta pitakas. Bet sakė, jie tiesiog nori padėti, jiems tiesiog reikia susitart nuvažiuoti kitos vietos. Čia bus zai...
vietą. Renkasi Chebra. Kur atvažiavom? Važiavom į Pumpą. Pumpą, bet Chebra, nu mes dar tokį dalyką, aš nežinau, kiek kolega pasakoja, ne? Pasakoja. Karoči, čia yra incidentas, aš pirmą kartą dalyką matau, jeigu Lietuvoje gerbiamoji mūsų Lietuvos policija, jeigu jūs mus galit palydėti per mytus, per renginukus, mes mielai jūsų prašom, prašau, palydėkit mus per mytus, mes tikrai mielai to norėsim. Pamoka Lietuvai. Pamoka Lietuvai. Kas matėt, kas nematėt, jau vienas iš organizatorių pakūrė laivą. Tai smagu, jeigu matėt gyvai viską, bet tai judesys nesveikia. Žinokit, Prahoje labai smagu sutikti bendraminčių. Čia dar Karolis filmavo, bet dabar privažiavo dar, žinokit, čia mašiniukų, tai nežmoniškai yra. Thank you, Mallorca Prague, for organizing this. Iškart pasakysiu taip, gal angliškai, gal sunkiai, tikrai lietuviškai nesuprasė. Bandytas. Atvažiavom į spotą, tikiuosi mentų nebus. Nu ką tu? Tai ką, čia reikia greičiau varyti čert, kol neatvažiavo? Čia reikia greičiau čert, ką rimkas patinka. Nieko, čilas. Geras kontentas. Šiandien būsim biškį, Šiandien judam, važiuojam ir ir judėsim. bėgam nuo policijos. Chebra Dagos, 1,5 kilometro tas tiesiog. Pradėjo draguoti. Mačiau, pradėjo Suko ratus sustabdė ir tada išvažiavo. Čia huja. Zero dragas. These guys, Czech guys are crazy. Respect for Czech people. G-Power. G-Power, my man. Appa. Davai, dance. Opa. O dabar stos mūsiškis X-as su X5 M. Žai, ne. Tai aš irgi iš vietų. Gerai, neįmas. Geriau pagavo. Gerai. Pagavo. O va čia tai aparatas. Да, и мы все за ним стоим как про.
Čia! Богдан! Это для тебя. Я вам не подготовил. Даже если это не конец. Мы очень благодарны в Мажорка Прага за то, что вы приняли нас себе в гости, за то, что вы нас запросили в гости. Очень благодарны и очень большое вам уважение и спасибо за то, что вы организовали такую классную сходку. Также хотим пригласить вас к себе в гости в Литву. Просто лучшие, братаны. Хорош. Уважуха, брат, уважуха, брат. Такой наши скромненький подарок от команды. Ответ с меня кофта. Давай, базар, договорились. Всё. Не, дальше просто такой маленький моментик. Šiandien iš vis gali net Seniai palsėt gali. Все, Praha priklauso Danilai. Все, mes seniai, mes nereikalingi, galim šiandien lyvinti. statytinam. Šiandien lydi. Ką čia, Karolė? Mes šiandien lyvinam čiatas, girdė? Nu kaip įspūdžiai po vakarą. Gerai, labai gerai. Seniai, kaip tu tiesi nauju prezidentu mūsų klube? Man patiko, žinok, čia nauja tema, žinok, yra. Jo, Karoli, tavo pareigos, gali nusimti kepurę, ką čia turi nusimti, ar čia visą megztinį, seniai, mes baigėm pareigas. Mes visą megztinį atidodam Danilai. Danilas jau? Jo, Danilas jau. Danilą for the news jau. Net radęs on the top. Va. Все, mes čia galim statyti. Hebra, galim namo iš karto važiuoti. Nu, čia mašiną pusėmėm. Nežinau, kažkokio pragiečio. Justelis. Ir justelio. Akimai. Seniai, pirmą kartą burnautas. Kaip pirmas burnautas labai neblogai. Labai neblogai. Tikiuosi, Justelis manęs nes... Justelis jau laukia su gniaužtais kumščiais. Opa. Justelis man sakys, ką tu darai. Justai! Jau pyksti. Justeli! Nepyksti! Nepyksti? Kad tu net neišjungi normaliai. Ką? Nebedroš. Dar galiu? Vieną kartą. Bet seniai, aš dėl padangų pergyvenu. Palauk. Tik kad tu grybų pjauni, laikyk. Laikau. Va, sės. DSO, Bet tai gerai? Nedroš labai, Gerai. man aš irgi nelabai drožiu. Let's go! Все, paduosim. Atiduodam gal Nes mašiną. manęs Justelis greičiau. Kaip jinai maloniai. Bet kaip lengvai, tipo. Dėl to, kad pas mane daug. Gerai skamba. Давай, правильно. Važiuok. Čia pabėgam. Visi metai įsileis. O čia tai bus licenzijos. Tuoj bus mentai. O čia tai bus licenzijos. Kas yra? Police. Okay. Policija paėmė.
Nieko nebus. Žodžiu, kebra, viskas, grįžom į viešbutį. Hello. Žodžiu, trumpai buvo tipo taip. Mes važiavom jau su policija, kaip matėt kadre, mūsų policija sustabdė. Pasakė, žodžiu, kad mes negražiai vairuojam ir kad mes važiuojame per ženklą, kur yra draudžiama važiuoti po 10 valandos vakaro. Rezumė tokia, kad mums skyrė baudą 1000 kronų, kas yra 40 eurų. Prašė susimokėti vietoj, kas labai keista buvo, bet vėliau pasigūglinom, kad iš tikrųjų Čekija yra legalu policijos pareigūnams prašyti sumokėti baudą arba vietos kortelę, arba grinais. Tai mūsų prašė sumokėti 1000 eurų grinais, 1000 čekų kronų grinais. Sumokėjom baudą, palaikymus, išrašė dokumentą. Prašysim pas... Jo, išrašė dokumentą oficialų ir viskas, ir paleido mūsų namo. Tai... Kodėl? Darysim su Enriku, paimtų baubų. Dvi bobus bus. Dvi bobus bus. Kokias bobas buvo? Dvi bobus, dvi šalavus. Gal jūs nors būsimos mūsų žmonos žiūri šitą videką, negalima, seniai. Mano žmona? Gal būsima. Gerai, Hebra, viso, einam, mes prisėti. Viso, čia, labak. Hebra, šiandieną, atsiprašom, nefilmavom nieko dieną, nes tikrai buvom pavargę. Nuėjom 7 ryto vakar miegoti. Varysim dabar neužilgo už 15 minučių su Hebra pavalgyti į kavinukę, paskutinę vakarienę. Einam ruoštis, liko 15 minučių. Ir ką? Ir judamės, važiuojam. Ir... Šausim pavakarniauti, va čia kokie plakatai po vakar. Žiūrim, šis įvykius, policija kursavė, padagas skaitom šiandien. No. Jau ką. Ai, teisingai, mes šiandien ratą keitėm, kas buvo su ratu papasako? Kriuko diskas, vakar tokį duobę pagavom. Arba nenudavės. Važiavom iki vietos, prisipavom, nieko tokio. Žodžiu, bet jo, mums čia trūko diskas, pradėjo leist padangą baisiai prieš kelionę. Geros, kontentas, to kainavo. Tai va. Nieko tokio atsipirksim. Šiandien gimtadienį švenčia Bėdinas. Pasveikinti visi komentaruose su gimtadienį. Visi rašom komentaruose su gimtadienį Edinai. Aišku, čia jau bus seniausiai tas vlogas šias dabar. Jau 2 savaitės jau, gausiu dar po 2 savaičių sveikinti. Ką čia, Hebra, kas vat esi dabar šiuo metu šitoje video dalyje, sveikinam Bėdiną su gimtadienį. Ačiū iš karto, iš anksto, dėkingas. Ką tu esi tikitės? Nieko, laukiu mūsų vakarinis gražus. Rytoj jau lėksim atgal į mūsų mylimą Lietuvą. Kelintas užėjome. Maždaug 9, ne? Šitas ponas. Papasakosi pats. Apie daugus. Ai, jo, vienas kolega dabar išvažiavo. Jo, mūsų vienas kolegas išvažiavo ir pasiėmė netyčia visus jo dokumentų vėl. Ne? Negrįžta. Ką sakiau, kad negrįžta. Nu tai sustabdys, tada žiūrėsim. Dabar nėra problemų. Žodžiu, paskutinė vakarienė, pavalgysim, laukia maisto, sako labas, pavalgysim skanaus maisto, paužkandžiausim, čia bus tokia puota. Skanaus. Važiuojame į Kaziką, jeigu nevažiuosim, tai tu sužinosit, pagnalį. Pabandėm ateiti su Viliu Mironu, atvarėm iki Kazinkių, pasirodo, kad turbūt Kazinkės yra užbanintos. Turiminį būtent slotai mašinos, visos jos yra užbanintos Čekijai po 200 metų. Žodžiu, einam pamatysim dar vieną Kazinkį, jeigu ten nebus slotkių, vadinasi, nelemta šiandien mums pralošti mūsų varganus 500 eurų. Iššausim link namučių, nes keltis jau 9 ryto išvažiuoti, pajudėsim iš viešbučio 9 ryto, tai va, Hebra, tai. O taip atrodo klubo įėjimas šeštadienį vakare. Prahoj veiksmas yra nuolatinis, beleką, tikrai labai verta ateiti čia tiems, kurie nori patūsinti. Nightlife yra žiaurus, ir visas tai matosi va iš čia. Tai va, ką, einam, toliau mes einam tūsinti, žiūrėsim, kas toliau bus gera. Viso, Hebra. Vai, ne, atrodo, ne. Atsargiai mentai už mūsų, atsargiai mentai. Mentai tie patys, kur mūsų vakar stabdė. Atsargiai. Ne, negalima. Negalima, ramiai seniai už mūsų. Tačiau mašina užblokavo juos, taip ramiai. Galima. Opa! O, galima. O. Jie atvažiuoja mentai. Mentai atvažiuoja už mūsų. O, va, mentai seniai kaip sena. Ne, vse, papametėm, kad čia viskas normaliai. Nebijom. Karočiui, atsisveikinam su Prahos miestu. Naktiniu bent jau Prahos miestu, minimaliai. Atsisveikinam su juo, nes tėvų nepamatysim. Gerai, atsisveikinam, buvo faina, bet ką, einam Hebra mes miegoti, važiuojam namučio. Ir susimatysim jau rytoj, važiuodami namo. Tai ką, iki aptaus, matysim semčinę ir čia Hebra.
Sio, Hebra, labas rytas, viskas, turim sekmadienį, grįžtam atgal į Lietuvą. Dabar Vėlį parodė, kiek mes turim laiko. Vėlį, kiek mes dabar turim valandų? 10:07, atsikėlėm 8 ryto, 9 po 9 biškį išvažiavome. Užsukom greit pavalgėm, apsipirkom dar ir žodžiu prisikroję pilno bagažinę. Lekim jau namučio, atrodo va taip bagažinė. Aišku, kas be ko yra Aleko pasiėmėm, nes kaip be Aleko, va. Aleko būtinai reikia. Dizeliuką užpylėm, kad šitas žvėriukas gražiai važiuotų. Ir viskas, ir lėksim dabar jau link Lietuvos. Mūsiškiai kai kurie išvažiavo jau naktį, vieni išvažiavo 3 ryto, vienas mūsiškiai išvarė iš viso vakar. Judam jau link Lietuvos. Tai ačiū labai, kad žiūrėt šitą video. Vis laik yra malonu, kad mus stebite, kad mus palaikote. Tai nepamirštam chebrytę. Like, subscribe, varpelis ir share, aišku, su draugais, kas be ko, kad nepraleistumėte mūsų kitų visų vlogų, nes tikrai visokiausių projektukų, purvo lenktynės buvo praeitais metais, tikrai nusimato dar daug. Kaip Hebra, stay tuned ir bus daug visokiausio kontentuko šitame kanale. Ačiū Jums ir važiavame į trasą toliau. Pavalgyti ledų dabar. Į Lenkiją jau pravažiavom sieną. Ir norim dabar užsakyti ledus. Ai, čia eilė mūsų. Ką, mes kaip visą laiką lietuviai. Vienas stovi, 3 ateina. Тут были литовцы. Зробим не лёды. Они поле. Зробки ему, Морожка. Jesteśmy w Kamiennej Górze, jakiejś kur... Iš kiaušių pasakė, ne kiaušių? Aš perdolėsiu? Ne, kiaušių nebuvo, jeigu ką. Kas buvo? Kas buvo? Lenkų nemoku, tai va ir vykdė susidarė. Aišku, kaip visą laiką, Lenkija, netoli Varšuvos. Jau realiai, žinau Varšuvą. Eilinį kartą kamščiuoja, kaip visą laiką, pastovi. Įvažinėjai į Varšuvą arba išvažinėjai iš jos, vis tiek joje bus kamščių. Viskas Hebra. Pasveikinsim tikriausiai jau kažkur netoli Lietuvos. Nu ką, karoči, paskui stopas vyri, kiek valandų dabar turim? 9, tai čia Lenkijos kažkas, Lietuvoje jau 10. Viskas normaliai šiaip, kaip kelionė patėriu, kaip vertinai pačią kelionę? 10 iš 10. Kiekvieną dieną praėjus smagiai ant 100%, bet aš nesupratau miesto iki galo, taip, aš žinau. Nu, tai normaliai mes tavo miestą pažinau, kad ten gerai su miestu. Vieną gatvę žinau. Nu, vieną gatvę irgi. Kazikai ir klubai. Pakūrėm kontentą, dabar važiuosim jau link Lietuvėlės, net kai jaučiu prie sustojau, ten jau atsisveikinsim su visais vlogom. Grįšim prie darbų. Šiaip smagu su šuo atvažiuoti. Labai smagu, tikrai smagu. Aišku, mašina tikrai reikalauja priežiūros ir finansų. Susimest turėsi normaliai, jo. Kažkur. Su autobusu pigiau išėjai. Nu jo, su autobusu tikrai pigiau. Skristi irgi pigiau. Važiavimas toliau, jau link Vilniaus, matysime prie depo tikriausiai. Viskas, Hebra, mes Vilniuje, viskas. Mes va jau Narbuto gatve atvažiavome į Vilnių. Realiai sugebėjom, rodė, kad turėtume būti prie Hanerio po pirmos 20, tai atvažiavom 0:37, vadinasi aplenkėm visą mapsą 3 minutėm, sakyčiau labai geras rezultatas. Na, o mes viskas, Hebra, baigėm čia mūsų kelionės vlogą, Night Riders trip to Czech Republic is finally over. Žodžiu, tai va, tai Hebra, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, spaudžiam like. Nu, pasakyk, kad spaus like. Davai, viso gero. Laikinkit, postinkit, taip, klipinkit. Gerai, viskas, Hebrytė, manot, ir susimatysime kitose vloguose. Čiau, ate.